Tai sveiki sugrįžę vėl į Hiringo garažą, o taip gavos, kad buvau išvažiavęs trumpai į mūsų gražią Vokietiją, kurią mes mėgstam jų mašinas padirbėti. Tai buvau palikęs bernus vienas pas darboj. Aš jau grįžu prieš savaitę, aš jau mačiau, ką pridirba. Bet sakau, reikia įjungti kamerą, parodyti ir jums, ką jie pridirba. Gerai, šį kartą jaučiu vienintelis kartas, kai mes nieko nepridirbom, o padarėm. Gerai, taip. Ir tikrai padarė. Tai manau, galiu pakviesti Kęstį prieš objektyvą. Ir manau, jisai papasakos plačiau, ką čia per porą savaitgalį nuveikė su Sigučiu. Su Sigučiu. Sumastėm, kad reikia pagaliau atvažiuoti prie mūsų aukselio. Nors mano tėvuko bėtus buvo, kad pamatysi, bernai, neatvažiuos nė kartą dirbtuvės. Bet atvažiavom. Šiaip labai buvo sudėtinga suderinti, nes ir man baigiamieji, ir viskas, visokias, ir darbai. Tai buvo biškai sudėtinga suderinti, bet vieną savaitgalį kaip ir suderinam. Ir atvažiavom ir tikrai nuo dušės pasidarbavom. Tai šiaip buvo planas toks. Atvažiuojam su Sigiu, Sigis savo kabriką ruošės, aš ruošiu aukselį. Gavos taip, kad paruošiu ir aukselį, ir kabriką. Sigis tiesiog patrynės užkurkė biškai. Tai va, šiaip labai nemažai kas pasidarė. Tai pergruntavom didžiąją dalį pėžo, tada purkštukus pagaliau nuvežėm patikrint. Tai yra, tu savaitę prasvežiojo, nuvežė Sigis per porą valandų patikrint. Gerai. Ir purkštukai ledovi, jiem viskas gerai, tai reikės žiūrėti kažkur kitur tos bėdos. Pėžo užkūrimas buvo labai įdomus toksai, nes įsėsdavo į mašiną, atjungi degalų siurbliuką, tada prasuki, užsikuria ir jungi siurbliuką. Tai galvojam, kad kiaurus purkštukus ir užpilinėja. Bet tada gaunasi, kad jeigu purkštukai visi geri, tai kažkur kitur problema. Tai va, teks žiūrėti kažkur kitur. Bet čia palikim ateičiai. O šiandienos planas yra nuo mūsų spogo nuimti duris. Šitas duris dėti ant spogo su plastikiniais langais. Visi pirma reiks parodyti spogą ir pasakys, kas, nes jie dar net nežino. Tada reiks dar aprodyti spogą. Tai ir Instagrame, kas matė, tas matė. Ir vien žodžiu, tai porą dalių paimsim nuo spogo, uždėsim čia, šitas ten ir eisim turbūt šiandien gal dar perdažyti spogą, jeigu užteks. Spogas. Toks bajeris, kad šiaip šitam pėžui mūsų ralikarai kaip tik nupirkom, žinom, kad reikės durų. Nes tos durys buvo išlengvintas ir išpjautas visas vidus. Jau esam ne vienoj serijai, nei kad reikia durų. Metus laiką aš ieškau durų. Nėra. Hedžbė, kad vidurė nėra. O kaip man dėdė sakė, šitą bajerį pasakys visiems kaip anekdotą. Bernai nusipirko pėžą pilną vien tik dėl durų. Taip ir buvo, kad šitą pešuką tik nupirkom tik dėl hilbanų durų. Tiek. Nieka. Tai liks mums kitų dalių, bet šiaip esmė buvo jis dėl durų. Bajeris, anekdotas, nežinau, mūsų kasdienybė realiai. Pirkti šrotą dėl kažkokių vienų dalių. Esmė, jisai 2 metus technikinę turi. Yeah. Tai kodėl dabar toks dalykas? Mes norim tas duris, ką ir šnekėjęs, kad su plastikiniais langais dėsim į tas duris. Tas duris skirsis, dėl to šiandien nusipirkom dažų ir kaip Kęstis sako, žiūrėsim kaip naktis eis. Tai gal ir nusidažys, nes reikia tik tais visą vientisai nudažyti, kad būtų viena vientisa balta spalva, jokių priejom nereikia. Tu labai tamsus šiaip. Ką? Ant vaizdo žiūri tamsus tavo veidanės. Nes ten šviesa. Tai sudėjau purkštukus, tai tikėkime, dar nesirinku purkštukų, šiaip dar fiksatorius reikia įdėti. Tai baigiu rinkti purkštukus, tada reikės nuimti šitą dangtelį, nes praeitą kartą rinkdamas pagailėjau hermetiko ir leidžia ant išmetimo kolektoriaus. Ir dar reikia uždėti metalinę apsaugą, kad čia nekaistų taip viskas. Ir kad paslėptume nuo lasvo biškai, žinai, kolektorių. Aš piokau. Ir tai va, čia padarau, tada galėsim eiti spogo duris nuimti, aukselio duris nuimti, jas apmainyti, pradėti ruošti tiek ano, tiek šito duris švietimui, gruntavimui. Gerai, vienas gruntuosis, kitas nesigruntuos. Ir Aš žiauriai norėčiau perdažytą spuogą baltai per čia
porą dienų, kurias būsim. Ir šitą gal, nežinau, ar tikslas įmanoma, bent jau norėtųsi visą labai nugruntuoti. Realiai iki gruntavimo čia nieko nėra. Tai nežinau, žiūrėsim, ar Tautė ar aš šauksim slinkščius per Vyrinam. Jo, pagaliau atgavom savo kempą po pusės metų. Tai va, tai tikėkime dabar neužlinks. Šiaip kiek Vyrinam, tai Vyrinas normaliai. Tikėkime taip ir vyrinsis toliau. Na ir judam dirbti. Ir mažiau kalbų, daugiau darbų. Dabar užsiknai hermetiką pridėjai. Jo, tai dabar pasistengiu, biškai uždėjau daugiau hermetiko. Šiaip labai nemėgstu daug kraut hermetiko, nes, dažniausiai viskas ištrykšta. Jeigu ištrykšta į vieną, tai ir į kitą pusę. Bet čia piežo dangtelį, jie neleidžia susispausti pilnai, kad išsitrėkštų. Šito aš nesužiūrinėjau praeitą kartą. Tai dabar jau kadangi žinau, tai dabar jau drąsiai uždėjau daugiau hermetiko. Blet, zaibys, eik. Tą pusę paėmiau dangtelį ir užmečiau. Tai karočią, prisiterliojau. Papildom hermetiką, nes nubraukiam. Gerai, kad nubraukiau į toks vietas, kur nėra skirtumą. Buvo taip gražiai hermetiką mano pritept. Dabar... Tai jau temsta, atėjo naktis. Žodžiu, kol keistis Vyrinas linksti, aš išrinkau, kaip ten sakai, spogas. Išrinkau spogą. Tai spogai išsimė, kas trukdysis dažymui, o taip viskas yra pajabati. Nes šitas žysis paprastais amaliniais baltais dažais, kaip kokį žygulį. Tiesiog padarysim vientisą. O kodėl jį padarysim vientisą? Kaip minėjom, yra jis technikinė. Yra ir kablys. O šiaip ir taip smagi mašina, kestis jau žina ir kas įkešė buvo, tai irgi žin, kad smagi mašina. Pala, visų pirma, tarp jo yra 1.9 51 kW dizelis. Ir šiaip labai smagiai važiuoja. Kad ir be turbo smagiai važiuoja ir neužmušams. Žodžiu, taip ir yra, kad jį kodėl mes pertažom tam, kad mes norim jį paslikti kaip atsarginę mašiną, jeigu kažkam kažkas suges ir kaip darbinę, žodžiu. Nes nieko nekainuoja su jo važinėti, labai mažas rėbė ir plus draudimas daug mažiau, karoči, negu mums kitom mašinams. Tai toks dalykas. Tai šią naktį turbūt gal ir jį nudažysim, nes šiandien labai daug darbo nėra. Tai persivariam golfelį. Išdažymą kameras, Golfas susikūrė ant quick startą, turbūt tiesiog karburatorius benzą neužsirbė, o daugiau jis dirbo kuo puikiausiai. Tai žodžiu, aš šitą spogą einu sušveisti. Tai susitiksim turbūt jau ties šveitimo arba dažymu toliau. Keist kažką nori pasakyti? Ne, einu gerti. Ne, sakė, einu gerti. Ate. Gal turi porą žuvų?
Šveičiam škurkės burnuose, kad kuo greičiau sušveist. Ir dar šiandien nėra tams visiškai, tai greičiau bandom paruošti, sušveist ir eit dažyti. Šiaip labai gerai šveičiasi, ne? Nieko daug. Jo, šiaip visai normaliai. Ten, kur buvo tepliauta seniau, nieks nežais, nieks nelygins, nieks špaklius neteps, nešvaistysim špaklius. Kad ir gražus šyšit čia visai tam. Na, galima ir gražiau, bet niek. Čia kovos randai vyra puošė. Spog irgi papuoš biški. Vien žodžiu, kimbam, šveičiam, darom, dažam, važiuojam. Spogas šiauštus, tai valom dažymo patalpą, valom spogą, klijuojam, varom spogą į dažymo patalpą ir dažam. Prieš kokį 15 minučių girdėjau, kad radijai sakė, kad 1 valandą nakties. Kiek yra iš tiesų, nežinau, bet kažkur po 1 ir šiandien plans iki 6 ryto kokių būtų nudažyti. Turim po 3:22. Kėsis dar vis klijuoja visoks planus ir taip toliau, bet nebedaug ir liko, ne? Jau kaip ir reikia. Ką, dabar paskutiniai apsivalymai, tada maišomės dažus ir rengiamės ir dažam. The next morning. Turim kylančią saulę. 6 valandą ryto. Dažymai pagaliau baigės, bet žinoma... Hujovai. Kažkaip šiek tiek truputį minimaliai apsiskaičiavom su dažų kiekiu. Tai pasiėmėm tik tais viso labo 2 litriuks. Bet žiūrim, kad dar kokių 3 reiks. Pirmą kartą dažėm su emalkė, tai nežinojom, kiek čia jų reikės. Pasiėmėm 2 litrus ant durniaus, sakom, balts ant baltą užsidažys. Tai neplanavom pradžiai tarpdurį dažyti, dar ko, bet gavosi, kad viskas dažosi, nes tiesiog neapsimoku palikti tarpdurį nedažyti. Tai vien žodžiu, pradažysim ten visur. Tai sykis rytoj atveš dažų vakare. Gausis vėl naktį dažysim, vėl iki 6 ryto turbūt. Ir vien žodžiu, dabar einam klotis lovas ir einam miegoti. Ir dar apie dažymą. Jau senai, kada buvau paliks patiok. Bet šį kartą padariau 3 riebius, tokius riebius gerus patiokus. Tai dar neaišku, kiek atsiras ryte, kai atsikelsim. Vien žodžiu, nebekalbam, einam dabar jau miegoti. 2 hours later. Tai žodžiu, vakar nedabaigiam, pritrūkom dažų. Tai šiandien bus taip pat benimėgę naktis nesigūdis atveš dažų. Tai vėl dar vieną naktis tokia pat bus. O aš išysa. Be kelnių, bliam, stovi dar. Trauktą kamerą.
Sakyk, kaip mėgoji. Normaliai. Jaučiuosi kaip pripysęs. Be 22. Ar ne? Nuo 6. Man labai sočiai to miego. O sočiai. Aš matai galvau, kad pirmą dabar tektais. Gerai, trauk tą kamerą, neužpysęs tu manęs jau, bret. Nu tai keis atskylė. Keist atskėlė, jo. Piški pritruko vakar dažų. Jau sakai. Ai, sakiau. Jo. Ką šiandien matai pasakot? Ai, šiaip tikėjausi, kad bus blogesnis vaizdas. Bet šiaip palyginus tikrai visai nieko. Tik 3 patauks palikau. Bet aš antrą neberandu šiaip realiai. Vienas šiandien. Vienas čionais. Nu, kits čionais. Bagažinė liktais bagažinė, nieko nebėra. Išsilygino. Ai, va. Ne. Nebežinau, trečią nebėra. Arba tau ten vakar sapnavas, kad Ne, kažkur buvo. Later that same evening. Dažėm naujais dažais. Yra sygis atvežė dažų ir skėdiklę, ne kad Jo. tokia. Tai vakar skėdėm su 649 standartiškai ir dažės visai normaliai. Šiandien skėdėm su akriliniu skėdikliu, nes dažų pardavėja taip sakė, kad geriau bus. Ir mes visai nepagalvojom, kad gali pirmas sluoksnis sureaguoti su antru sluoksniu. Tai dabar nusidažė antras sluoksnis ir kur buvo pirmas, vien žodžiu, pirmas antras sluoksnis reagavo, tai visi dažai sutrakinėjo. Tai dabar arba Dvi šveist... bankės dažų supystas. Jo, 2 bankės dažų sugadintas ir viena pusė spuogo tragiška, ta pusė spuogo neliesta. Turbūt dabar eisim tą kitą pusę, nupūsim su 649 maišydami ir kitą pusę arba paliksim tokią, arba kažkada prisiruošim ir suremontuosim. Šiai minutį tiek. Karoč, nebėr nutikos. Gal nebefilmuoti, ačiū. Nustosiu. Bet net lietus lyja. Negaliu išeiti. Dar barzdą baltai nusidažiau. Žodžiu, Kęstukui rankas dreba, tai gavo stovą. Ką mes darėm, nes mes sakėm, tą spogą reikia tiesiog nutažyti vienisą spalvą. Kokią velnę pradėjom mes tenkti. Tai žiūrėjau, gal ir tarpduris nudažom, kad šitai bais nebūtų. Bum, trūksta dažų. Taip, atvežė dažų, tai gal čia žiūrėk, tai po biškį šviečia ant saulės matas. Ką matas, reikėjo dėti skersą. Kokią velnę jas dažyti, dabar kas vyko, sureagavo. Nu, viskas vėl šudinai, karoči, taip pat kaip buvo. Eina nafik, aš neturiu žodžių tiesiog. Ir mąstėm dažyti šiaip sau, bet gal mes čia pradedam stengtis. Nereik taip daryti. Ką sumastėt, taip ir darykit. Kokią velnę, eina savo. Aš nesuprantu, dabar kas iš dalių liko normaliai, rankenėlės, Nu tai pajabatė buferinu, rankenėlės. Gerai, tipo, moldingas, ne? Ir tai jis man kažkoks nu, buvo sušveistas paprastai geriau, aš nesuprantu. Nėra kaip pirštų antspaudų, viskas čia sudžiūvi, kaip ir mano subinė po 3 šikimo. Kas šiandien dabar? Tipo gerai, va, ale gražiau, ne? Va, taip, va, vien su, va, suskylė, pajabatė. Tipo viską, taip visą pėžą reikėjo daryti, nu. Aš nesuprantu, taip, mes iš viso galėjom ką, stogą nudažyti su kapotu, visko, ko reikėjo šiandien. Dažėm daugiau, visko sugadinom, kaip smagu, blemba. Vėl tada 3 bankės dažų, viskas. Einam čia prie aukselę, darom ką čia šiandien, bandom duris, eina savo vėl tos duris. Žodžiu, darom, susišyčiam duris ir buferis.
Tai šiąnakt vėl gausis iki ryto, nu pažiūrėsim kiek. Šiandien nėra striuka ir žodžiu, daromės prie auksėlę kažką, o tą spogą paliekam kitai savaitį gaunas. Taip.